Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus, šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną. Gerą dieną, kolega, kapitonė. Antanai, ir galiu tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip ir abudu kapitonai. Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta. Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas. Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitonai išžiemojot? Kaip visada, puikiai, ramybėje. Dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario. Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim, kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį. Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą. Pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, o tie 2 mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis, ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas 2 savaitės nutirpo viskas. Tada prasidėjo spirgėjimas. Tada prasidėjo spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinuomoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės. Čia tai apskritai, matyt, verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską grąžini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats. Visą laiką, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų. Tai Nemo kelionė šiai dienai švenčia savo 10-metį. Ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsėsti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prieš srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas. Keli kateriai traukti. Keli kateriai traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, jeigu yra klausytojų, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje statinys. Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, miestelio mini ant vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4. Iš rastelių pastatytas. Tas toksai, kaip mes filmuose esame matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip po žodžių plaustas nepalenda. Nors juridinis statusas tokio. Jis yra plaustas. Nes mes jis yra plaustas. Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai. Glampingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glampingas, glamping, patogus stovyklavimas, bet
kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol tiesiog nepriejau. Vat tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano to vidaus. Kad būtent tai yra pavadinimas. Vat kaip tik prieš mums pradedam pokalbį, tu sulaukai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir mato savaip, kasgi tai yra jo akimis. Taip, kažkas mato plaukiantį barą. Bet juokas juokais, bet baras jame ir yra. Tai taip, ir pirtis yra, ir 20 kambarių yra, ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas. Tai vat ir uždavėtų dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau, civilizacija. Ant vandens. Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas 10-metis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus, turizmo sektoriuje jūs buvot numeris 1. Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas 10-metis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas 10 metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Ir mano atveju 10-mečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vėtrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas: Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas. Aš net neklausiu, ką tu tą metu veikėjai ir kas po to buvo, bet mes esame ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskasgi sekasi, viskas yra faida, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir ar čia reikėtų vertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, kaip karūna, nežinau, kaip titulas. Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti vertintam. Galima tai traktuoti kaip banalią psichologiją, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais, tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera, tai yra tiesiog tikrai miela, tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių ėjai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia. Ir kitas akcentas iš 2 dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai, tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, mes, kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar mes turim Nemo 2 tomus. Įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, mano klientų replikų, kad, Renatai, kapitonė, gal laikas aprašyti savo... Kiek mes čia lauksim dar 10 metį. Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persekiojo tas jausmas, kad nelaikas. Ką aš parašysiu? Praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7 sukako. Kažkas dar mažai, kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir staiga 10-mečio proga 5 kartą
perplaukus visą Nemuną. Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių marių, mes netgi įplaukėm į Minios upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minios upe. Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo buvo. Kad... Taip, būtent dešimtmečio proga, toks sakralinis gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai, moteris, darom, sako, visi pasakė darom, tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas aš pasirinkau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų. Taip. Ir 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius. Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai. Taip. Tai tiesiog knyga buvo rašoma. Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik materializuoti. Taip. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyriminės keliones Nemunu. Pas mus svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys. Taip, pačios knygos esmė, aš persiekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upėje, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ar kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug, jeigu manęs klausinėja, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas. Ir man patinka dalintis patirtim, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą. Taip. Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada pas jį atsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto, jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, apie svajonę, kuri įgyvendino. Buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama. 10-mečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką. Viską, ką tik paminėjai, Antanai, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną
tos vasaros randą. Aišku, randas, nu, ką mes turėjome menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, Nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi svečiams, kapitonas žino, čia taip turi būti, taip ir turėjo būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakibdavo visą kelionę. Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyti, pamoką ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku. Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, kažką, uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą, naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė, tai ir apsaugotas nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano. Ate visokie pakabinami daiktai. Tarsi dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prieš srovę. Čia buvo revoliucija, Nemune tai buvo revoliucija. Mes realiai mes tokį juoką netgi turim, bet juoką su pagarba, aišku, kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus. Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur tu gali išlipti vidury upės ir vandens bus per sprindį. Tikrai taip. Noriu dar kreiptis ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą. Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioje laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukia ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės viduryje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų, geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo, tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija, ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjam su Nemo plaustu, įsirėžiam į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė. Iš tų pelkės, jos ne visos yra, kažkokios negražios ar pilkos. Tai ir glempingu, nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma. Aš jaučiu tą ugnį, tu ją tebeturi kiekvienais metais. Tai koks bus šis sezonas?
Pernai jūs padarėte tai, ką pažadėjot ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus? Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui. Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui, sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, sekantį kartą mes taip su įgula sutarėm. Jeigu mes pasilgsim rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną, nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų, tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir tęstume kelionę toliau. Įspūdžių prasme tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad būtų... Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios vasaros, pliusinė temperatūra tikrai. Plus 30, nuo ryto iki vakaro. Vėjo beveik nėra, vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nebeliko. Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik 2 paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Savaitgaliai rezervuojami pirmieji, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio. Birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoje pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai 2. Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susijęti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur. Aišku, mūsų labai daug visur yra Nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai. Tai kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu visom galūnėm. Jaučiasi. Tai tiek būtų šiandien, mieli klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai iki visų. Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu. Iki. Iki.